Sveiki visi, čia programuotojas 2200 ir šiandieną parodysiu, kaip pasidaryti Paint piešimo programą. Patys turbūt suprantat. Dabar ką tik susikūriau, pavadinkite Paint. Pirmas, aš jums nurodysiu į descriptioną nuorodą, kur bus visokių ikonų, kad būtų, va čia, kad būtų ikonas normalus ir kad galėtumėt nusistatyti programą. Tikrai ten ne virusas. Vadinam Paint. Ir pamakinsiu užsidėti čia ikoną. Pirma, jūs susikūrė šitą dalykėlį. Aš vadinu. Matot, čia, kur yra icon, jūs pasirenkate. Aš turiu specialių iconų folderį. Susikūręs dokumentuose. Va, icons. Ir va, čia yra jau mano visi 5 iconai. Ir buvau padaręs ir toolboxą. Gal parodysiu kada nors ir kaip pasidaryti notepadą paprastą. Va, tai va šitą. Painto ir va, matote jau Painto tas ženklas. Dabar ką padarom, tai įdedam meniu strip. Čia kaip jūs norite galite. Laukiat, atsiranda taip, tada galit parašyti. Palaukit, krauna. Parašote, kaip norite, arba failas, aš rašysiu file angliškai, čia bus colors, colors, and ir galite dar, jeigu žinote kokį nors išsaugojimo skriptą, tai man parašykit, nes aš vienintelį dalyką, ko nežinau, tai išsaugojimo skriptą. Dabar parašom spalvas, jūs galit vandens, parašysiu aqua, blue, light blue, gold, yellow, green. Per šį video gal parodysiu tik išdėstymus. Va, green, tada gray, pink, white, green ir dar galim parašyti, kad būtų va, sky blue, va. Ir va čia bus, vas padedat picture box, jis turi gyventi čia, kur mano picture box, where is my picture box? Spaudžiate delete, nes man ne ten. Gerai, viską darykit taip, kaip aš buvau padaręs. Aš
Palaukit, padarysiu Ctrl Z. Ai, undo tiesiog paspausiu, nes man čia buvo bugas didelis labai. Žodžiu, susitiks, va, matot, va. Nu, parodysiu kitam video. Tad iki kito karto, čia buvo programuotojas 2200 ir